Labas, draugai. Pasijungiu truputį per anksti, tai porą minučių pašnekėsiu ir tada jau eisim prie šio vakaro temos. Vėl tęsiam ciklą apie žmogaus kūną. Šiandien angliavandeniai. Šiandien aš šnekėjau su draugu, atsiuntęs savo draugo kraujo tyrimus. 30 tikrai šiuolaikinių žmonių yra, sveikatos pusės prasta. Galėčiau, aišku, sėdėti žiūrėti teliką, ar kažką kitą veiks, skaityti, domėtis, o ne daryti tokias laideles, bet būtent tokia atveju įkvėpia, kad būtent žmonėms trūksta elementarių žinių apie žmogaus kūną, apie žmogaus organizmą, kaip veikia žmogaus kūnas. Nereikia to supratimo mokslinio lygio turėti. Tiesiog, primityves fiziologinės žinias, kaip mūsų kūnas veikia. Ir tą žinant, mes jau galėsime atsirinkti tinkamą, tikrą nuo netikros, nuo abejotinos informacijos. Tai gerai. Užteks intro. Aš šitas laidas darau ir darysiu šiais metais tikrai, kol pabaigsim. Šiandien 3 laida. Jų bus dar kokių 12 turbūt. Galia papasakosiu, apie ką planuoju šnekėti toliau. Dabar eikim tiesiai prie skaidrių. Pažiūrėjau savo video YouTube'ai praeitą kartą. Mano veidas visgi užstojo dalį skaidrių, dėl to slėpiuosi iš ekrano ir pradėkim. Taigi, čia paveiksliukas, kuris lydės jūs visus šios metus, tai yra žmogus fizinis kūnas. Vėl tęsiam temą apie žmogaus kūną. Šiandien yra angliavandeniai. Taigi, kasgi tie angliavandeniai? Pirmas dalykas, kurį labai norėčiau akcentuoti, yra pirminis energijos šaltinis, sudarytas iš anglies ir deguonies ir vandenilio. Deguonis su vandeniliu sujungiam, mes gausime vandenį. Tai yra svarbu, nes žmogaus organizme neatsitiktinai yra apie 70% vandens. Taigi, valgant angliavandenius, kūnas gali paversti į gliukozę, ką ir turėtų daryti, bet kai mes turime angliavandenių perteklių, kūnas kaip energijos atsargas tai verčia kūno riebalais. Taigi, ir tada kyla aišku klausimas, kokio kiekio mums reiktų valgyti, kad neverstų mūsų angliavandenių į riebalus, bet užtektų mūsų glikogeno atsargų. Kas yra glikogenas? Tai yra atsargos mūsų organizmo angliavandenių. Taigi, valgome angliavandenius, perteklius į raumenis ir į kepenis glikogeno būsenoje, kaip atsargos. Bet jeigu glikogenas pilnas, tada jau visos atsargos kaupiasi riebalinėje sluoksnyje. Taigi, kiek to angliavandenių mums reikėtų? Pasistengsiu vėl apie 20 minučių, labai tikiuosi neišlipti. Tema labai plati, atsiprašau, galima būtų tikrai ne 1 valandą apie tai šnekėti, bet kai sakau, aš noriu jums suteikti bazinę tokią informaciją, kad jūs, truputį gaudytumės, kasgi tas angliavandenis, kokius jūs reikia valgyti, kada jūs reikia valgyti, ko reiktų vengti, bei taip toliau ir panašiai. Taigi, įprastoji mitybai patenkinti mūsų, kaip jau čia buvo parašyta, raumenis, nervų sistemą, užtenka iš tikrųjų suvalgyti per dieną apie 120-130 gramų angliavandenių, kuriuos organizmas juos pavirs į gliukozę. Skaičiuoti yra labai paprasta, tai iš tikrųjų viena taisyklė. Reiktų mums pažiūrėti, kiek produktas turi angliavandenių savyje. Pavyzdžiui, imkim dažnai valgomą produktą makaronus. Paprastus, net ne viso grūdo. 100 gramų bus apie 60 kelis gramus angliavandenių. Tai kad surinkti mums 120-30, mums reikia apie 200 gramų suvalgyti makaronų. Tai nėra geras pavyzdys skaičiuoti, tačiau makaronai nėra labai geras maistas. Bet skaičiuoti, kad kaip suprastumėt, kaip skaičiuoti, to ir užtenka iš tikrųjų. Tai gali būti pupelės, gali būti grikiai, gali būti viso grūdo makaronai, gali būti daug kitų angliavandenių. Jūs kitoj pusėje matysit lentelį, kiek angliavandenių yra. Taip susiskaičiuoti ir maždaug tai yra normali normalus gliukozės kiekis jūsų organizme ir tik tiek jų valgant laiku, jūs galiu garantuoti, neturėsit problemų su savo riebalų sluoksniu. Kitas dalykas, jeigu jūs jau turite, apie tai šnekėsim toliau.
Taigi, dirbant fizinį darbą, jeigu esate labai aktyvus, galima suvalgyti 200 ir netgi 300 angliavandenių ir nuo to nestorėti. Tai yra didžiulį kiekį. Norint surinkti 250 gramų angliavandenių tikrųjų, reiktų suvalgyti apie 400 gramų grikių, pavyzdys. Arba ryžių. Tai yra didžiulis kiekis. Na ir ne veltui paminėjau, būtų keto adaptuotam žmogui, dabar keto mityba yra ant bangos. Nebūtinai turiu išreikšti savo nuomonę apie keto mitybą, tačiau netgi ir joje reiktų mums valgyti apie 30-50 gramų angliavandenių. Nu, visų turbūt, kas sveikata domisi, žino Robert Atkinsoną, tai buvo kardiologas, kuris praktiškai yra pradininkas keto mitybos. Na, tais laikais ta mityba šiek tiek buvo kitokia, ne kaip dabar ketogeninė. Taigi jisai iš pradžių labai mažą kiekį angliavandenių siūlydavo savo klientam. Tai suveikė, žmonėm puikiai krito svoris, sugrįžo jautrumas insulino, apie kurį truputį vėliau pašnekėsiu daugiau. Tačiau maždaug po 10 metų tyrimų, nes jis analizavo savo pacientus, pamatė, kad šitos mitybos besilaikant prasidėjo osteoporozės, tai yra kaulų retėjimo simptomai. Tai be abejo yra didžiulė problema, dėl to jis pakoregavo savo pradinę mitybos planą, parašė antrą knygą pakoregavęs ir įvedė 30-50 gramų būtent angliavandenių, jie pas jį yra iš daržovių, pagrindiniai žalių daržovių. Ir tada susitvarkė, atrodo, visos problemos ir su osteoporozė, dėl to net jeigu ir laikotės labai mažų kiek angliavandenių, jūs vis tiek galite suvalgyti 30 gramų jų, net ir 50. Tiesa, tada nebus tikra keto mityba, bet mes šiandien apie keto mitybą, apie angliavandenius, jų galimas porcijas ir taip toliau panašiai. Taigi angliavandeniai. Tai kas tai angliavandeniai? Paprasti angliavandeniai, jie susideda iš vienos ar dviejų molekulių, dėl to jie labai yra greitai pasisavinami. Na, jeigu maisto produktus imant, yra baltų miltų produktai, makaronai, duona, batonas, visos bandelės, purgos, sausainiai ir taip toliau panašiai. Tai tiesiog ir pats cukrus, nesvarbu, ar jisai baltas ar jisai rudas, bei visi kepiniai, saldainiai, tortai ir taip toliau panašiai. Tai va šitų produktų reiktų vengti. Jeigu mes valgom subalansuoti ir esame bent jau vidutinio aktyvumo asmenys, na, tai turėtų sudaryti mūsų 20%, maks 30% dienos angliavandenių normas. Mums reiktų savo dėmesį skirti sudėtinius angliavandenius. Taigi, sudėtiniai angliavandeniai yra tokie: vaisiai, daržovės, viso grūdo produktai, kas yra visai neblogas dalykas, per daug nesigilinsim į niuansus, pupelės bei taip toliau panašiai. Kodėl mums aktualu sudėtiniai angliavandeniai? O todėl, kad jie yra sunkiau pasisavinami ir mes suvalgydami negauname energijos iš karto liūpsnio, kas yra suvalgius paprastuosius angliavandenius. Jeigu kažkokią bandelę mūsų organizmas suvirškina ir mes pasisavinam visą jos sutiktą energiją, tarkim, per kokias 30 minučių, ir jeigu tos energijos mes neišeikvojame, tada dalis jos, aišku, gali nueiti į glikogeną, o jeigu glikogeno mes turim daug, atsargų raumenyse ir kepenyse, tada be abejo jau pradėsim kaupti sankaupas ant savo pilvuko riebalų sluoksnių. Taigi, sudėtiniai angliavandeniai skaidosi gerokai ilgiau. Jeigu mes suvalgysime vaisius, jame yra ir gliukozės, ir fruktozės, bet į tai mes šiandien irgi labai nesigilinsim. Visi angliavandeniai virksta gliukozę anksčiau vėliau mūsų organizme. Vaisiai šiek tiek be abejo greičiau negu kokia bulvinė balanda arba grikiai. Tačiau vaisiuose yra daug vitaminų, mineralų, skaidulų, kurios organizmui reikalingos. Tai va, reiktų rinktis būtent šios produktus, nes jie ilgesnį laiką mūsų organizmui suteiks energijos ir mes turėsime mažiau šansų paversti būtent angliavandenius savo riebalinių sluoksnių, bei sudėtiniuose angliavandeniuose be abejo yra žymiai daugiau maistingų medžiagų. Nes nepaslaptis, kad iš tikrųjų mums reikia ne daug maisto, o daug maistingų medžiagų.
šiuolaikinėje mityboje, aišku, labai sudėtinga surinkti visus mineralus ir vitaminus, bet aš apie tai šnekėjau savo antroje laidoje. Nueikite į YouTube arba į mano kanalą, kuriame esate, ten rasite mano antrą webinarą. Būtent jis yra apie vitaminus ir mineralus. Gerai, glikemijos indeksas. Dar vienas dalykas, į kurį turėtume atkreipti dėmesio. Etiketė mes šito dalyko nematysime, jau reikia domėtis. Sakykime, jeigu jūs jau šiek tiek norite žinoti daugiau, tai glikemijos indeksas tas dalykas, į kurį turėtume atkreipti dėmesį. Kairėje pusėje matote žemo glikemijos indeksą iki 55 produktus, o dešinėje pusėje matote daugiau negu 70, tai aukšto glikemijos indekso. Kaip ir minėjau, čia balti ryžiai, bulvės, bananai, kukurūzai, metildekstrinai, rašiau, tai yra cheminė medžiaga, natūraliai gamtoje mes jos nerasim, bet daugybę maisto papildų jie turi. Dažniausiai tai yra potreniruotiniai gėrimai, gali būti jūsų proteinas, ir tokiu atveju, nors tai glikemijos indeksas labai aukštas, kuris reiškia, kad jūs labai greit gausite energijos, yra geras dalykas dėl to, kad po fizinio krūvio jums reikia kuo greičiau atstatyti resursus, kuriuos jūs praradote sportuodami. Bet yra vienintelis išimtinis atvejis, kada metildekstrinas visgi mums yra naudingas. Atsiprašau, daug šnekėti nėra lengva. Taigi mūsų mityba, kaip minėjau, 70% turėtų sudaryti žemo glikemijos indekso ir tik 20-30 aukšto glikemijos indekso. Kada mes galime aukšto glikemijos indekso produktus valgyti? Be abejo, po fizinio krūvio. Jeigu mes dirbam fizinį darbą, pirmoji dienoj pusė, kur dirbam jokių problemų. Jeigu mes sportuojam po sporto lygiai taip pat, negalioja tik tada, jeigu sportuojame vakare grįžtam. 8-9 vakaro, protingai suprantantis žmogus gali naudoti aukšto glikemijos indekso produktus, bet labai mažą kiekį, kad neprisidaryti savo problemų. Taigi, insulinas. Va čia mes turime labai įdomią temą, labai daug nesiplėsiu, nes apie tai gali būti daug šnekėti. Insulinas yra hormonas. Jo pirminė funkcija yra, kai mes valgom angliavandenius, mūsų ta energija patenka į organizmą, tai insulino darbas atidaryti ląstelę ir tą energiją transportuoti ją, kad mes jaustume energingi. Ir jeigu mes valgytume saikingai, taip kaip minėjau, apie 70%, 80 žemo glikemijos indekso ir apie 20-30 aukšto, mes su insulinu problemų neturėtume. Tačiau, kurisgi tai valgome? Tai insulinas perneša gliukozę į ląstelę, mažina cukrų kraujyje, nes kraujyje tik tai 3-5 gramai cukraus visada būna. Visas kitas cukrus, kaip ir minėjau, visa kita gliukozė yra raumenyse ir kepenyse. Ir jūsų lašinukuose, jeigu jų yra per daug. Gliukoganas yra priešingas hormonas insulinui. Kai cukraus trūksta, kai mes badaujame, tada gliukogonas būtent pradeda imti mūsų atsargas. Pirma glikogeną, kai nebeturim glikogeno, jau pradeda skaidyti mūsų riebalus. Apie tai dar truputį užsiminsiu vėliau. Taigi, kuo mes turime mažesnį insulino jautrumą, tuo efektyviau galime deginti riebalus. Važiuojam toliau. Energijos šaltinių hierarchija, taip užvadinau šitą skaidrę. Tai yra svarbu žinoti, nes pirminis kuras, kaip ir minėjau, pirmoji skaidrė yra gliukozė. Tai yra mūsų angliavandeniai, kuriuos mes suvalgome. Tačiau antras kuras yra riebalai. Jeigu mes neturime didelio darbo ar sporto intensyvumo, mes galime judėdami deginti riebalus. Taisyklė yra maždaug tokia. Atimkime iš 220 mūsų amžių. Man yra 40, tai 220 minus 40 bus 180 ir maždaug 60% neturėtų viršyti pulso, būtent fiziniu metu. Paskaičiuoju skaičiavkę. Taip, ir padauginam iš 0,6 maždaug, apie 108, aš maždaug, jeigu sportuosiu, ir mano pulsas nekils aukščiau 110, bus darbas ilgos apimties, tačiau jis nebus
labai intensyvus, aš galėčiau tada imti iš savo atsarginių riebalų energiją ir taip deginti savo riebalinį sluoksnį. Tačiau šitas turėtų darbas vykti minimum 40 minučių. Tik nuo 40 minučių ir prasidės tas tikras riebalų skaidimas. Protinga kardio krūvį dėl to daryti po fizinės treniruotės. Padarome fizinę treniruotę ir tada galime lėtai prasibėgti, praseiti laiptais, kaip jums ten patinka, sporto salėje, galų galia pavaikščioti lauke. Tada mes prie riebalų skaidimo prieisim žymiai greičiau, jau 15-20 minučių duos naudos mūsų organizmui. Tačiau kas vyksta, jeigu mes sportuojame labai intensyviai, mūsų pulsas 120 ar 30, mes be abejo pirmą išnaudojame savo resursus glikogenų, kurie yra raumenyse. Visa problema ta, kad tos energijos mums užtenka panašiai 20-30 minučių. Mes esam treniruoti intensyvę toliau, tarkim iki valandos, bet mes, kadangi esam aukštame, mūsų kūnas dirba aukštame pulse, mes negalime niekaip riebalų deginti, mūsų gliukozė kraujoje baigėsi, mūsų glikogeno atsargos baigėsi. Ir tada įvyksta blogas dalykas. Apie sportą, kai šnekėsiu, papasakosiu daugiau, bet trumpai turiu užsiminti šiandien. Tada mūsų organizmas pradeda skaidyti baltymą. Tai pačias aminų rūgštis, iš kur susidaro mūsų baltymai, nes baltymų suskaidyti organizmų yra greičiau ir paprasčiau negu riebalus. Greičiau tas procesas vyksta. Dėl to žmonės labai intensyviai sportuodami ilgą laiką dažnai nepasiekia rezultato, ypač jeigu jie nori atrodyti gražiai, raumeningai, kad raumenys būtų dideli ir putlus, nepasiseka to gauti. Dėl to, kad mes sporto metu sumažinam savo raumenį, nes baltymus naudojame energijai gaminti, tada po treniruotės atauginam ir per treniruotę vėl sumažinam. Vėl atauginam, vėl sumažinam, dėl to esam praktiškai vis dėlto to pačio sudėjimo. Bet apie tai daugiau pašnekėsiu, kaip jau šnekėsiu apie sportą, tai panagrinėsim labiau šitą energijos principus. Taip. Ir be abejo, tie, kurie turi perteklių riebalų, visada nori jų atsikratyti ir tai yra aišku normalu. Taigi riebalai ir užsikonservavę nuodai. Kaip sakiau, jeigu mes sudarysim sąlygas deginti riebalus, gali būti mūsų mityba praktiškai be angliavandenių arba su labai mažu kiekiu angliavandenių, galime labai daug judėti tam tikram diapazone savo širdies ritmo ir mes tada pasieksime riebalo audinį, galėsim skaidyti ir naudoti energijai. Būtent toks mūsų ir būtų tikslas. Tačiau iškart pasakysiu, neskubėkite nuversti kalnų. Tai reiktų daryti lėtai, nes riebaluose saugoma ne tik energija, bet ir toksinai, sunkiai metalai, pesticidai ir visas kitas š. Ir jeigu mes labai greitai norim atsikratyti ir bandom atsikratyti savo riebalais, mes į kraujotaką paleidžiame visą kiekį to šlamšto, kuris susikaupęs su mūsų riebalais. Dar įsiterpčiau, kad riebaluose yra ne vien su angliavandenių patekę nuodai, pesticidai ir visas kitas š. Taip pat yra, kuo mes kvėpuojame, visa mūsų tarša. Blogi drabužiai, kvėpalai, kremai, dantų pastos ir visa kita, tai nuodija mūsų organizmą ir tai nėra paslaptis. Mažais kiekis, tačiau visą naudojant didelį kiekį visų dalykų mes tikrai labai stipriai kenkiam. Daug ką be abejo išvalo mūsų kepenys, inkstai pasišalina su šlapimu, tačiau dalis vis tiek nusėda ir kaupiasi būtent mūsų riebaluose. Dėl to, kai metame svorį, nieko keisto, kad mūsų savijauta pasidaro bloga. Pradeda skaudėti galvą, jaučiame silpnumą, dėl to reikia gerti būtinai daug vandens. Skaidulinis maistas būtų irgi puiku. Skaidulų turi būtent angliavandeniai, tai yra kompleksiniai angliavandeniai, vaisiai, daržovės. Vieni turi tirpių, kiti netirpių skaidulų, bet apie tai mes irgi nesiplėsime. Esmė, kad skaidulus skirtingų tipų, bet visos veikia labai gerai. Tai valo mūsų organizmą. Skaidulų organizmas nesuvirškina, dėl to eidami į storą žarnyną kartu su maistu, su nesuvirškintais metabolitais visais,
ir nereikalingom medžiagom jisai nueina į Š ir mes po to atsikratome nereikalingų dalykų. Dėl to, jeigu jau labai greit norės numesti svorio, būtinai daug vandens. Ir vis tiek siūlyčiau mažai, bet angliavandenių naudoti. Aišku, kiekvienas atvejis gali būti kitoks, bet tam reikia individualios konsultacijos, kad galima būtų derinti, kiek reikia numesti, kaip lengviau numesti, nes iš pradžių labai lengvai krenta po žmonės svoris būtent vandens sąskaita. Kažko nepaminėjau apie glikogeną. Glikogeno dar vienas labai svarbus dalykas yra, kad glikogenas, priminsiu, yra atsargos angliavandenių mūsų raumenyse ir kepenyse, bet didžioji dalis yra raumenyse. Netreniruotas žmogus gali sukaupti apie 300 gramų, 2-3 raumenyse, sportuotas apie 400 gramų. 1 gramas glikogeno užlaiko apie 3 gramus vandens. Taigi mūsų raumenys, kai mes valgom angliavandenių ir sportuojam, yra išsipūtę, dideli ir gražūs ir dėl to, kad būtent glikogenas, tai atsargas angliavandenių kaupia vandenį ir mūsų ląstelė papuola žymiai daugiau vandens. Kai ląstelė yra vandens didesnis kiekis, be abejo, ir veikia žymiai geriau. Dėl to metant svorį atsisakant angliavandenių, pirmiausia, aišku, iš glikogeno esamas vanduo išnyksta, dėl to tas pirmas kritimas būna milžiniškas, bet tai yra kartu ir be abejo vandens neteikimas organizme, kas nėra naudinga. Taigi, judėjimo faktorius. Skaičiau tyrimą, buvo vienam webinare, atsimenu, apie pirmykštį žmogų, tyrė mokslininkų grupė ir maždaug nustatė, kad pirmykštis žmogus sudegintų apie 6000 kalorijų per dieną. Be abejo, visą laiką judėdavo, medžiodavo, bandydavo išgyventi. Pirmykštis žmogus buvo didesnis, raumeningesnis, masyvesnis ir dėl to daugiau reikėjo kalorijų. Šiuolaikinio žmogaus vidurkis yra apie 2000. Žmogaus vidurkis skaičiuojamas papildam, vaistam, kilokalorijų kiekiui ir viskam kam yra maždaug apie 75 kg europietis ir 80 kg amerikietis. Šitus skaičius reiktų pasitikslinti ir pakeisti, nes tiek ir europietis jau senai vidutinis nebe 75 sveria, tiek ir amerikietis nebe 80 turbūt. Taigi problema yra ne angliavandenių vartojimas, o energijos disbalansas ir judėjimo trūkumas. Maistas nepasikeitė tiek, kiek pasikeitė mūsų gyvenimo būdas. Tai yra svarbu pasakyti, nes angliavandeniai iš tikrųjų nėra priešas. Grįžtu į ekraną, angliavandeniai nėra priešas turbūt. Iš tikrųjų visa problema yra, kad mes judame gerokai per mažai. Be abejo, jeigu mes judėti daugiau nenorim, nors turėtume ir daugybę gerų dalykų, kuriuos judėjimas atneša, bet tai bus atskira tema, apie kurią pašnekėsim. Jeigu nenorime daugiau judėti, be abejo, reikia mažiau valgyti, mažiau rinkti kalorijų. Iš tikrųjų, net ne kalorijas reikia rinkti, o maistingas medžiagas, bet tai yra sudėtinga, todėl visą sistemą perversti per kalorijas yra žymiai paprasčiau. Dažnai manęs klausia, ar kalorijų skaičiavimas turi kažkokią esmę naudą? Be abejo, absoliučiai taip. Problema ne kalorijų skaičiavimas, o mokėjimą kalorijų skaičiuoti. Kiekvienas profesionalus sportininkas aukštame lygyje turi, ypač jeigu yra komandinis žaidimas, sporto trenerį, mokslininką, mitibiologijos specialistą. Daugybė mokslininkų, kurie dirba, seka, rūšiuoja maistą, būtent skaičiuoja kalorijas, makronutrientus, mikronutrientus. Dėl to tai be abejo yra logiška problema, kad retas, kuris iš mūsų moka skaičiuotas kalorijas. Tad aš siūlyčiau, jeigu norit skaičiuoti, jo, viskas ok, galite mes klausti, aš pasakysiu, gal net padarysiu vieną atskirą pamoką, kaip taisyklingai reiktų skaičiuoti, bet iš tikrųjų tiesiog reiktų sveikai maitintis, laikytis sveikos mitybos principų ir daugiau judėti. Tai iš tiesos žinomos 100 metų, tačiau dažnai nesinori jų laikytis. Jokių klausimų šiandien nesulaukiau. Ačiū tas, kad žiūrėjot. Pasimatysim vėl po 2 savaičių. Sekanti laida bus apie baltymus, po to darysime apie riebalus, vandenį, miegą, apie sportą, fizinį krūvį būtent. Daug bus laidų, sakau. Noriu
žmogaus kūną šiek tiek panarstyti, taip minimaliai, protingai, visiems suprantama kalba, ne kažkokia mokslinė. Kažkas jūs užkabins, būtinai pasižiūrėkit, kalbėsim po to ir apie cholesterolį be abejo, apie širdies ligas. Po to šiek tiek gal darysiu įdomesnes, bet dabar turiu padaryti laidas bazinės, kaip aš sakau, apie žmogaus fiziologiją, kaip žmogus veikia, ko žmogui reikia, kad jisai jaustųsi sveikas ir energingas. Ir žiūrėkit save, nes niekas kitas to nepadarys. Pasimatysim po 2 savaičių. Iki.